Rugsėjo 20 dieną Žurnalistikos instituto futbolo komanda pradėjo pasiruošimą Lietuvos žurnalistų sąjungos rengiamam futbolo turnyrui. Pirmosiose rungtynėse jauniesiems žurnalistams teko pripažinti LRT ekipos pranašumą, kurį pergalę šventė rezultatu 3-1. Po pralaimėjimo Žurnalistikos instituto rinktinės treneris Ramūnas Jakubauskas teigė, jog vyrams pritrūko fizinio pasiruošimo. Vyriškumo pritrūko ir intensyvios kovos. Manau, kad galime pasitemti šiek tiek iki ateinančio turnyro rudens. Po rungtynių savo kritikos negailėjo ir patys žaidėjai. Nežinau, šiandienos mano pasirodymas iš tiesų galbūt kiek prastokas, nes vis dėlto pirmas mano varžybos su šita rinktinė. Tai iš tiesų buvo kiek baugu, bet šiaip normaliai, tebra gera. Pasirodėme tikrai prašiau negu tikėjomės. Sužaidėme rungtynes ne taip, kaip planavome, trūko kovos, trūko techninio išdirbimo, maišė galbūt aikštė, kliučių sukėlė ir begalinis visų noras įmušti ir gynybos pamiršimas, o žinia, futbolas žaidžiamas yra tik nuo gynybos. Tai buvo pačios pagrindinės mūsų bėdos ir dėl to rezultatas yra neigiamas 3-1. Nors vasaros metu komandą papildė net 6 jauni žaidėjai, senbuviai konkurencijos nejaučia. Naujai prisijungę žaidėjai absoliučiai nesudaro konkurencijos senbuviams, kadangi čia buvo vos ne pirmos rungtynės ir jiems šiek tiek pritrūko kovingumo su vyresniais žaidėjais, todėl patirti šiandien ir laimėjo. Artimiausias ekipos išbandymas laukia rugsėjo 28-ąją, kuomet prasidės rudens 7-7 futbolo čempionatas. Artėjančiuose turnyruose kovingumo šiek tiek tikiuosi. Reikia vis tiek išmokti kovoti, išmokti daužytis, nes mes nesam pakankamai fiziškai pasiruošę, kad galėtume konkuruoti su didelę patirtį turinčiais žaidėjais. Todėl mums reikia juos griauti ir dar kartą griauti. Iš komandos artėjančiuose turnyruose tikiuosi tik tai pergalių ir vyriškos kovos. Techniškai mums yra daug kur tobulėti, bet kovoti galime jau šiandien ir norėtų, kad tą ir darytume. Jaunieji futbolo talentai tikisi, jog Lietuvos žurnalistų sąjungos futbolo turnyrui pavyks pasiruošti laiku ir bus iškovoti pirmieji aukso medaliai. Augustas Stankevičius, Eimantas Tukačiauskas, Vilnius.